Labas vakaras. Sveiki gyvi lietuviai, rusai, ukrainiečiai ir visi brangus mūsų šalies piliečiai. Dar visai neseniai mes riejomės, nepasidalindami duonos, žemės, pinigų ir dvigubos V. Tačiau dabar mums vėl akis bado ir grasina Kremliaus tanko vamzdis. Todėl visi ginčiai, rietenos ir turtų dalybos netenka prasmės. Nes galime prarasti viską, ką kūrėme ištisus 24 metus. Dabar arba niekada. Neseniai atrodė, kad Lietuva yra saugi nuo grėsmės iš rytų. Tačiau vakar, kai šventėme kovo 11-ąją, Rusija ėmėsi pirmų žingsnių prieš Lietuvą. Internete atsirado peticija, kviečianti Klaipėdos krašto rusakalbius pasirašyti, kad būtų surengtas referendumas dėl Klaipėdos krašto prijungimo prie Rusijos. Scenarijus 1:1 kaip Kryme. Referendumo iniciatoriai Klaipėdos krašto prijungimą prie Rusijos motyvuoja tuo, jog čia žuvo 130 000 sovietų kareivių. Todėl žemė yra jų. Kaip ir per nepriklausomybės dieną visi stosim kūnais, sukirsim ir viskas. Tai yra pagrindinis ginklas. Kaip kitaip kovosim prie kažkokią Rusiją. Ir to labai neprotinga šiais laikais iš Rusijos kažką panašaus daryti. Lietuva visada buvo ir bus. O lietuviai tikrai stovės už Lietuvą. Lietuvos žemių apkarpimo propagandą varo ir Kremliaus televizijos ruporai. Maskoliai aiškina, kad Rusija mums grąžino Vilniaus kraštą, Klaipėdos kraštą ir padovanojo dalį Baltarusijos žemių. Сегодняшняя Литва до вхождения в Советский Союз была не тех размеров. Взять Клайпеду, морские ворота республики, это же бывший немецкий город Мемель. Его в 1945 году освободила от фашистов Красная Армия. Москва присоединила Клайпеду и прилегающие уезды к Литве. Ранее, в 1939 году, Советский Союз передал Литве Вильнюс и Вильнюсский край. В 1940 году в пользу Литвы отошли земли Белоруссии, на которых компактно проживали литовцы. Ką visą tai rodo? Tai rodo, kad Kremlius mąsto lygiai taip, kaip 1990-aisiais, kai Lietuva laikė sudėtinę imperijos dalimi. Dabar ją siekia susigrąžinti. А незадолго до нападения фашистов Москва выкупила у Германии за $7,5 миллионов золотых долларов земли юго-запада от Литвы. При Союзе территория Литвы увеличилась почти на 3. Ką galvoja eiliniai lietuviai? Bėgs į vakarus, ar trauks iš skladuko kirvį, kastuvą ir pagalį? Ar yra pasiryžusių ginti savo tėvynę? Lietuva tik tai gali partizaninį karą kariauti su Rusija, nes eiti į lauką su rusų tankais, tai čia yra, kaip sakoma, čia yra mirtis tiesiai. Tai kaip Jonas Žemaitis kariavo, visą laiką jisai ėjo į mišką kariauti. Jisai visą laiką buvo teisus. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė atvirai pareiškė, kad privalome pykštelti bent vieną šūvį į priešo pusę. Tačiau jeigu tokios komandos neduos vyriausiasis armijos vadas, o Seimo nariai suraukę subinės tylės, virš mūsų parlamento bus iškelta Rusijos trispalvė. Paskelbta aneksija, atsiras tūkstančiai žalių žmogeliukų su automatais, įvyks referendumas ir būsim prijungti prie Rusijos. Ir skambės visur ura tavariši. Jeigu mus puls, priešas turi būti sustabdytas šūviais, sustabdytas mūsų kariuomenės ir tada, jeigu ateis į pagalbą NATO kariai, tai, tik tai tokiu būdu mes galim apsiginti. Tikrai mūsų nieks negins, jeigu mes patys nesiginsim. Dabar svarbiausia išsiaiškinti ir suprasti, ką planuoja Kremlius. Putinas planuoja atkurti Sovietų imperiją. Savo didįjį žygį pradėjo Kryme. Strategija aiški kaip 2 kapeikos. Skaldyk ir valdyk. Rusija visą laiką veikia, nugalėdavo skaldydama ir valdydama. Tai skaldo tarpusavį valstybės, bet ir pačioje valstybėje ieško būdų, kaip mūsų skaldyti. Reikia būti tikrai atsargiems, budriems. Kovo 11-osios eitynėse dalyvavę ukrainiečiai perduoda mums labai svarbią žinią. Putinas savo imperinių kėslų neatsisakys. Slava Ukrainie! Slava Литві! Ми прекрасно розуміємо, що Володимир Путін не зупиниться на Криму. Ми занадто багато і занадто довго воювали за свою незалежність і занадто багато життів поклали на цей вівтар свободи. Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Valerij Žavtenko kviečia vienytis kovai prieš okupantą. Kremlius elgiasi kaip atsilikusi valstybė, kaip Čingischano ordos besivadovaujančios smurtu ir agresija. Turim rasti kitą, taikų būdą, kaip įveikti bendrą priešą. Мы делаем все для того, чтобы не было военных действий. Потому что мы не хотим, чтобы пролилась кровь, чтобы был конфликт. Мы надеемся, что российская сторона
пойдет на переговоры с Украиной. Tuo tarpu Lietuvoje susiskaldimas. Politinės partijos nesugeba susivienyti nei bendram pareiškimui prieš Kremliaus okupacinę politiką, nei eitynėms. Partijos net per nepriklausomybės dieną marširavo skirtingose vietose ir skirtingu laiku. Vieni eina vienu laiku, kiti kitu. Kodėl negalim kartu? Tikrai gal čia reikėtų ne žmonių paklausti, o reikėtų paklausti tų politikų, kurie viską darė tam, kad suskaldyti mūsų tautą ir kad atsirastų tos dvi Lietuvos. Nes dabar pažiūrėkime, kas darosi Gedimino prospekte. Kaip ir praeitais metais ir šiais metais yra išstatytos jo barikados, tam, kad žmonės negalėtų praeiti Gedimino prospektą. Nepaisant to, kad susiskaldžiusi, aiškios pozicijos neturinti Lietuvos valdžia blaškosi tarp Briuselio ir Kremliaus, eiliniai lietuviai labai aiškiai suvokia savo pareigą. Pasipriešinimas ir pareiga ginti tėvynę. Tik taip išsaugosime savo laisvę. Kiekvienas lietuvis suprantame, kad jeigu Ukrainoje laimės okupantas, jis gali laimėti ir kitur. Todėl kiekvienas mūsų suprantame, kad ukrainiečių kova tai ir lietuvių kova už mūsų visų laisvę Europoje. Aš niekaip nesuprantu, na kaip iki šiol dar atsiranda žmonių šventai, aklai tikinčių Maskvos skleidžiamą melagingą propagandą. Miela Ugne, tu to niekad ir nesuprasi. Tu tuo tikras? Visiškai. Kaip gali susikalbėti du žmonės, kai vienas renka informaciją interneto platybėse, CNN, BBC, Animal Planet, o kitas stebi propagandinių kliedesių prifarširuotus Kremliaus kanalus? Gal teisingai tu sakai, tokie du individai tikrai niekada neras bendros kalbos. Tačiau mes privalome skleisti objektyvę informaciją. Tad ją dabar ir skleisime. Kryme ir rytų Ukrainoje didžiulė įtampa, su vienur kitur vis plykstelinčiais smurto protrukiais. Nepriklausomus Ukrainos karinius dalinius apsupę vadinamieji savigynos būriai ir rusų desantininkai bando juos užimti. Štai kas įvyko po to, kai Ukrainos priešlėktuvinėje bazėje Kryme buvo atjungta elektra. Все, давай. Что такое масочка? Давай. А ну звони, звони, пусть подыхай десятку поворота. Подходи. Поехали работать! Ukrainiečių desantininkai atakavo prorusiškas gaujas, kurioms teko slėptis už okupantų tankų. В чем дело? Объясните. Ну. Что вот? Объясни нормально на словах, в чем дело. Убери камеру. Слушай, я тебе говорю. Камеру. Что убери камеру? Kas keisčiausia, Putino talkininkai Kryme labai bijo žurnalistų. Grasina juos sumušti, daužo kameras, stumdo žurnalistus. Retorika primena Antrojo pasaulinio karo šūkius ir lozungus. Недобитые эстонцы, латвийцы, поляки, немцы вонючие, недорезанные, недобитые. Simferopolyje kaukėti banditai užpuolė ir sumušė juos filmavusį užsienio agentūros žurnalistą. Karo sąlygomis dirbantiems žurnalistams trūksta kantrybė. Jie prašo pasiaiškinti, kokios valstybės armijai kariai priklauso ir kieno nurodymus vykdo. Удостоверение? Эй, все, мы уходим! Štai kokiom sąlygom tarnybą eina Ukrainos karo laivynas. Užsidangstę čiužiniais nuo snaiperių taikiklių, iš visų pusių apsupti Rusijos karinių laivų ir desantininkų, Ukrainos kariai meldžiasi. Įtampa tvyro ne tik Kryme. Prie Ukrainos sienos Rusija jau dislokavo 220 000 kareivių, 1800 tankų ir 100 lėktuvų. Ukrainiečiai nenusileidžia. Prie Rusijos sienos ir į Krymo pusę važiuoja vilkstinės šarvuotos technikos ir raketų paleidimo sistemos. Buvę Rusijos armijos karininkai, dabartinės Ukrainos generolai kreipiasi į Rusijos valdžią, prašydami nepaskandinti kraujyje broliškų tautų. Война – это не игра, а страшная машина уничтожения.
В случае, не дай бог, военного конфликта Украины и России, если все инструменты этой машины будут приведены в действие, нас могут ожидать сотни тысяч жертв. Putinas ir jo parankiniai nesitraukia. Į okupuotame Kryme esančius karinius dalinius neįleidžiamos moterys gabenančios maistą sutuoktiniams. Ее прислали сюда, наверное. Убрал камеру. Убери камеру. Это провокация. Подождите, женщина, вы можете открыть свою сумку и показать мне, что у вас там? Покажите мне свою провокацию. Конфеты, вот кофе, чай, вот. Можете посмотреть. Tuo tarpu Maskvoje tylu, ramu, gražu. Užčiaupiamas net menkiausias Ukrainą palaikantis žodis. Tvyrant karo nuotaikoms, rusai nepraranda ir humoro jausmo. Vadinamosios Putino meilužės Alinos Kabajevos pokalbis su Dūmos deputate tapo komiksu. Rusijos gražuolė nustebusi. Aš juk vos prašiau Kremo, o ne Krymo. Tomai, man jau baisu dar. Tik jau nepergyvenk, mes prie Ruso pratę, matėm čia jų tankų, viską ten. Ko? Kas tau dabar darosi, ugne, nu? Tomai, ką čia dabar darai? Taigi, o mes negalėtume šiandien parodyti ko nors širdį ir sielą džiuginančio? Gerai, parodysim. Pademonstruosim gražiausios, briliantinės Dukaitės rinkimus. Visų vyrų akis krypsta į ausis. Matysite, kaip šunų grožio konkursų šukuosenom ir makiažam išleidžiami kosminiai pinigai. O 3 gramai veislinio šuniuko spermos kainuoja 10 000 litų. Pamatęs, kad jį filmuoja televizija, Hugas susigėsta ir ima raudonuoti. Bei analizuosime, ar Lietuvai pavyks išvengti dar vienos okupacijos. Likite su LNK. Gerbiami žiūrovai, kviečiame jūs į neeilinį grožio šou, kuriame gražiausios Lietuvos gražuolės varžysis dėl Dzūkijos brilianto titulo. Autoritetingai žiūri komisijai teks spręsti amžiną dilemą. Kas yra didesnis privalumas? Ar kūno apvalumai? Ar smegenų tūris? O gal gražuolės gebėjimas išrinkti ir vėl surinkti automobilio variklį? Negali būti. Gali. Duok man jos telefoną. Aš tau kaip duosiu. Kas svarbiausia šio laikiniai Lietuvos merginai, briliantiniai lietuvaitai? Kojų ilgis, biusto plotis ar proto trumpis? Išsiaiškinčių prioritetų svarbumo į Dzūkijos sostinę Alytų susirinko gražiausios lietuvaitės. Visos merginos stengiasi kuo labiau išsiskirti. Vienos pasipuošė kojinėm su rankenom, kitos cheminėm šukuosenom, trečios mini sijonėliais. Juk reikia kažkuo tai nustebinti briliantinės merginos komisiją, gaisrininką Karaluką, grupės kitokios dainininkės Alvydą ir Renatą, bei Alytaus savivaldybės narį Nerijų Cesiulį. Prizas taip pat nemenkas. Tikras briliantas, vertas 1000. Pagrindinis prizas tai ir yra tikras briliantas. Tos, kurios mergaitės, ta prasme, laimės, tai yra šiandien dieną, aišku, viena, vėliau bus jų 12. Ir štai prasidėjo merginų šou. Pretendentė į briliantą Rūta ant neįmanomo ilgumo kojų apsitempė prisegamas kojines ir nuo scenos pradėjo traukti lietuviškus šlagerius. Kaip laikosi šitas rankenos ten? Puikiai. Yra kažkoks specialus mechanizmas? Ne. Paslaptis. Merginas to neišduoda. O gražuolė studentė Agnė įspūdingo grožio apvalumus pradėjo kraipyti tiesiai priešais komisijos ir žiūrovų akis. Pažiūrėti Lietuvos gražuolių susirinko ir minia tikrų dzūkų. Tarptautinis Dzūkijos brilianto konkursas įkaito, vyrai pašėlo ir pradėjo reikalauti daugiau veiksmo. Give me action!
Uteniškis Karalukas perspėjo Kakadu karo ir elito korespondentą Domininką, kad šioj salėje galima gauti dzūkišką bokalą per veido bruožą. Nužiūrinėti svetimų merginų paslėpsnių ir joms mirksėt griežtai draudžiama. Aš mačiau, kad tu buvai Ukrainoje neseniai, tai čia reikėtų biškai panašiai. Šalmą reikėtų turėti būtinai kaip žurnalistui, lasdą kažkokią, nes patikėk. Jeigu pabūsi iki galo, aš rekomenduoju, ne? Pabūk iki galo, kada liks paskutiniai. Čia vyrai juda, automatai tada eina į trasą, mačetės, kirviai, kardai, špagos, pjaustosi, durstosi. Alytus juda, patikėk, visai neeuropietiškai. Galima vilioti tik nepakabintas panikės. Tam reikia storos piniginės arba raumenio. Neturi tricepso, bicepso arba nuo šaibikių išsipūtusios padrastkės, į trasikę neini. Sėdi namie, išunti prie telką. Konkurso briliantinė mergina dalyvė Gintarė ne šiaip daili pupa. Ji moka išrinkti ir surinkti automobilį. Remontuoja variklius, karburatorius, salnikus ir bardačiokus. Gaikas ir muterkas atsukinėja ir prisukinėja savo nuosavais nagais. Tai dabar esame savo dailiom rankytėm mokėtumėt išrinkti ir surinkti mašiną. Taip. Pasirankat vitamino ausim ir akim į Alytų atvarė ir Aukštaitis Remiškis. Andrius iš Jūžintų. Patyręs gyvenime šilto ir šalto matęs jaunuolis patarė vyrams: neapsimaukit ant kojinių su rankenam apžavų. Moterį rinktis reikia atsargiai, nes barakudos dauginasi ne dienom, o valandom. Reikia pajausti. Jeigu pajunti žmogų, tai jeigu dar susibendrauji ir jeigu turi kažką bendro, tai Jėzu, tik imk ir neški su savim. Grupės kitokios dainininkė Alvyda pati yra dalyvavusi panašiuose konkursuose ir ne kartą viešai demonstravo savo apvalumus. Mergina įsitikinusi, moterys savo privalumus turi rodyti. Nėra ko slėpti, tegul visi žiūri ir džiaugiasi. O moterų pozavime, kurie reikmenys yra geriau, labiausiai atsispindi? Matot, va ten, kur žiūrit, aišku, nes kaip nebūtumėt vyras, ne? Visų vyrų akis krypsta į ausis. Briliantinės merginos konkurso organizatorė Oksana Škleriūtė liko patenkinta į atranką susirinkusiomis merginomis. Visos gražios, ilgakojės ir dar protingos. Paprastumas žavi, todėl visų pirma turėjo būti paprastos. Ne blakstienos vietoj normalių akių, ne priauginti plaukai vietoj normalių plaukų, neprailgintos kojos ir taip toliau ir panašiai. Briliantinį konkursą Alytuje laimėjo studentė Ernesta Urbaitytė. Kukli, bet labai graži mergina. Artimiausiu metu Lietuvoje vyks dar 11 briliantinės merginos atrankų. Visų jų laimėtojos pateks į specialų kalendorių ir bus apdovanotos briliantais. Lietuvaitės, nesidrovėkit! Tęsame Kakadu grožio rubriką Gražuolių pasaulyje. Šį kartą matysite gražiausių keturkojų šou. Bei jų šeimininkus, kurie dėl savo augintinių negaili nei deimantų, nei briliantų, nei tonų makiažo. Kas įdomiausia, atsiranda žmonių, kurie už pipetę Maltos bišono spermos moka po 10 000 litų. Kiek? Taigi už tiek pinigų galima prabangius kailinius nusipirkti. Nu. Prieš jūsų akis šuniukas, kurio veislė vadinasi Maltos bišonas. Šis mažius kainuoja apie 9 000 litų. Daugkartinio pasaulio čempiono Lietuvos piliečio vardu Sensation of Lovely House 3 gramai spermos kainuoja 10 000 litų. Mes turim patiną, kuris yra pasaulio, Europos, Eurazijos čempionas, tai kergiam tik savo veislinę ir neparduodam iš šono. Jūs manote, kad sumokate už šuniuką 10 000 litų ir pakanka, kad jis taptų gražiausių iš gražiausių? Nieko panašaus. Vilniuje į tarptautinę šunų parodą susirinko apie 3 000 šunų iš viso pasaulio. Tai norint, kad toks mažius taptų parodos čempionu, reikia į jo plaukuoseną, stovėseną, manikiūrą, dantis, makiažą ir kosmetiką investuoti 1000 litų. Šunim daugiau ir turi brangesnės negu aš ar kita moteris, manau. Jūs norit pasakyti, daugiau šunių investuojate į kosmetiką negu savo? Taip, tikrai taip, taip. Aš manau, tas mano lagaminėlio turinys, tai koks 1500 litų. Parodoje puikavosi Inga Sumirka iš Estijos. Koks krašus puteliukas. Šitą mirką kainuoti 8000 litų. Dalyvavimas parodoje kainuoti 2000 litų. Mostly it's the food, and then it depends if you go to the shows, the show entry fee, the gasoline, the hotel,
it's difficult to say. We never calculate, otherwise it makes a big stress for us. Ir kągi reikia šuniukui daryti tokioj parodoj, kad jis laimėtų ir atsipirktų investicijos. Pirmiausia, jis turi parodyti savo dantis. Jie turi būti nesukirmyje, švarūs, po to turi duoti pačiupinėti kiaušinius. Kiaušiniai turi būti 2 savo vietose. Šuniukas turi labai gražiai pabėgioti, pastovėti, nesikandžioti, nesispjaudyti, neloti ir ringe neprikakoti. Jei šuniukas laimi, gauna žvaigždutę ir diplomą. Jokių pinigų niekas negauna. Nepaisant to, šunų mylėtojai į savo augintinius investuoja tūkstančius. Į parodas atvežami pifai su savo nuosavais namukais, baldais, bateliais, suknelėm, asmeniniam visažistėm. Viešniai iš Suomijos savo augintiniai šukuoseną konstravo 2 savaites. Plaukus raitė ir kirpo 2 plaukų dizainerės. It's take about 600-700 euros, yes. Parodoje kalnai šunų aksesuarų, briliantiniai pavadėliai, dantų apnašų šalintuvai, sąnarių stiprikliai, Svarovskio kristalais dekoruoti indeliai ir netgi antidepresantai. Taip, antistresinių turim tiek tabletėmis, tiek lašiukais turim, būtent kaip vyksta paroda, tai būtent gyvūnas stresuoja, tai vat ateina pas mus įsigyti nuo streso. O žmogui tinka tie patys, ar ne? Ne, netinka. Turim ir suknelių, ir šiltų kombinezonų, ir nešiltų kombinezonų, ir megztukų. Čia ir vėlgi, čia priklausomai nuo šeimininko. Ir batukai, ir kojinytės, vienu žodžiu, turim beveik viską. Tai žinokit, šunys ir yra vaikai. Parodoje vaikštinėja ir laiminga Marina Bui. Gražuolė su savo dukryte nusižiūrėjo naują šuniuką. Tai bus haskis. Iš tikrųjų dar galvojam. Bet šiaip kokį norėtume mes išlytę? Kokį ten sakei, baltą haskiuką, kokį ten norėjai? Baltą visą, bet didelis haskis. Didelį haskiuką. Aš esu sukrėsta. Labai gražų šuniukai. Gražų šuniukai, bet aš niekaip nesuprantu, kaip į savo keturkojį galima investuoti daugiau nei į savo augintinį, nes tai yra savo damos grožį. Netrukus sužinosite, kaip šuo savo šeimininkui gali pakeisti automobilį. O taip pat sužinosite, kaip mūsų valdžia pagaliau atsipeikėjo, kad Lietuvai grėsia okupacija. Sustos ar toliau ropos Rusija? Visa tai po trumpos reklamos. Tęsime keturkojų grožio šou. Netrukus sužinosite, kaip keturkojai gali būti ne tik maisto rykais ir kakotojai, bet savo šeimininkui atstoti transporto priemonę. Ir tuo būdu staupyti tūkstančius litų. Visi šie žmonės negali gyventi be šuns. Romualdas iš Trakų gyvena su Neapolio mastinu Leo. Šuo sveria daugiau už šeimininką, apie 100 kilogramų. Geresnio draugo ir guodėjo Romualdas savo gyvenime nebuvo sutikęs. Jeigu prisiriši prie tokio, jau sunku pakeisti kitą. Iš tikrųjų reikia turėti sąlygos jam laikyti. Iš tiesų nepatarčiau bute laikyti, ar mažose patalpose turi būti biškį erdvės jiems, namas, voljeras. Ir tada jau geriausia draugo nėra. Ir plaukėjom kartu ežere ir lakstam vakarais. Ne veltui kalbama, kad žmonės kaip 2 vandens lašai panašus į savo augintinius. Nors Ramunė ir taip panašiai į savo numylėtinę vardu Savana, tačiau parodai nusidažė plaukus, kad būtų panašios kaip 2 vandens lašai. Vakar nusidažiau. Tokia spalva, ar ne? Jo, kad laimėčiau, kad šuo laimėtų. Ką laimėjot? Puikiai laimėjom. Psichologai aiškina, kad jeigu nori susipažinti su žmogumi, pabendrauk su jo šunimi. Temperamentas ir išvaizda identiški. Charakteriai panašus visiškai, va. Ir nosis, va. Kaip 2 vandens lašai. Visiškai, identiški. Ir intelektas tokio paties lygio. O štai šuo, kuris turi sąžinę. Tai kinų kuoduotasis Hugas. Pamatęs, kad jį filmuoja televizija, Hugas susigėsta ir ima raudonuoti. Jis va net ir išraus moka kaip žmogus. Parodės, ja. Čia jis iš susijaudinimo, šiaip tai jis baltas.
Tie, kas myli šunis, atiduoda jiems viską. Antanas iš Vilniaus pardavė automobilį ir nusipirko roges. Toks transportas greitesnis. Antanas turi 2 haskius, Sašą ir Skają. Pasikinko ir pirmin. Greitis 40 km/h. Mieste pilnai užtenka. Jie tempia ir rogės yra, ir paspirtuką, tai mes turim per trosą 2 surišam prie vieno paspirtuką arba prie rogių ir jie tempia. Tai taupo taip išlaidas kūrui, kelioniai? Taip, aš planuoju pereiti ant haskių vietoj autobusą ir mašinas. Bet šiaip, jeigu rimtai, tai jie šiaip labai aktyvūs yra, tai jiem nėra problemų ten, kad ir didesnį atstumą tempti. Šuo ne tik dvasiai ir grožiai. Kinologų komanda Smart Dog demonstruoja neįtikėtiną šou, kurio metu itin aukšto sportinio intelekto keturkojai rodo aukščiausią apsaugos, puolimo ir paklusnumo klasę. O kasgi iš to šuniui? Šitam nabagui keturkojui, kuris porą mėnesių turi gyventi su bigudi, kentėti žirklių čekšėjimą, uostyti debesis kvepalų ir valandų valandas taipytis prieš griežtus teisėjus. Šuo, ypač nugalėtojas, gauna begalinę šeimininko meilę. Bučinius, gausybę skanukų, žaislų ir didžiausią delikatesą 1,5 metro ilgio vytintą jaučio penį. Kieno čia penis? Galvijo. O kam jis skirtas? Šuniukam griaužti. Pats mėgiamiausias. Skaniausias? Skaniausias. Taip. Supratau, o kiek toks penis kainuoja? Įvairiai nuo dydžio priklauso. Nu, va toks va. 15 litų. Tęsime fronto naujienas. Dabar išanalizuosime, kas laukia mūsų 3 Baltijos sesių. Ir kaip ta Rusija niekaip nesusitaiko su mintimi, kad mes esame nepriklausomos valstybės. Ir nuolat rezga planus, kaip mūsų kiršinti ir sutraiškyti. Ta mažą trapų gintaro gabalėlį. Ar gali būti taip, kad vieną rytą atsikėlę iš lovos, išsivirę puodelį kavos ir dirstelėję per langą pamatysime Putino Rusijos tankus? Gali, sako buvusi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė. Putinas ruošiasi kažkam labai seniai. Manau, kad tas kažkam yra būtent tos Eurazijos idėja, imperijos atkūrimas ir į tos imperijos atkūrimo planus įeina ir Baltijos valstybės vienokia ir kitokia forma. Ir priežastis, neužmirškim, kuri klajoja po Rusiją dabar, Lietuva sugriovė Sovietų sąjungą. Tai Lietuva yra kalta dėl Sovietų sąjungos suirimo. Istorikas mokslų daktaras Algirdas Jakubčionis teigia, kad Rusijos imperija savo valdas visuomet norėjo plėsti nuo jūros iki jūros. Tik tada jaučiasi saugiai. Ir tada mintis maždaug tokia. Šitos kaimynus reikia užkariauti ir vėl grėsmės nelieka. Bet kuo daugiau užkariauji, tuo atsiranda kiti kaimynai. Vadinasi, ir Rusija plečiasi taip, kad prieina iš esmės iki jūrų ir tada sustoja. Istorija kartojasi, sako istorikas Algirdas. Rusijos imperija savo žygius visuomet pradėdavo nuo Ukrainos. Okupavus šią slavų tautą, ateidavo eilė Baltijos valstybėms. Nelendant į detalės, tiesiog schematiškai. 17 amžiaus vidurys – Ukraina. 18 amžius – Užkaukazė. 18 amžiaus pabaiga – Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Tai yra kuriamos imperija tada, kai visos šitos žemės yra. Kas klostėsi, tarkim, kada Rusijos imperija pradėjo byrėti? Pirmiausiai atsiskyrė Baltijos valstybės, toliau Užkaukazė, toliau Ukraina. Ką daro Stalinas? Stalinas vėl jungia ir nuo ko pradeda. Pirmoje eilėje buvo Ukraina, taip, toliau Užkaukazė, toliau Baltijos valstybės. Ir tai yra savotiškas, sakyčiau, dėsningumas, kada valstybė tiesiog nuosekliai į save jungia tas teritorijas, be kurių ji neįsivaizduoja savęs kaip imperija. Tačiau Putinas gali suklupti toje pačioje Ukrainoje. Kartu prieš fašistinę Vokietiją kovėsi ukrainiečių kariai ir Antrojo pasaulinio
pilietinio karo dalyvių vaikai beginkliai stojo prieš rusų automatininkus. Putinas pats vargiai to norėdamas prisidarė savo milijonus priešų. Jų įsitikinimu kitoms tautoms gyventi Rusijos imperijoje, Rusijos valstybėje yra gėris. Gal perfrazuokim šitą mintį. Ar galėtų rusas suprasti gėrį gyventi, tarkim, Kinijos imperijoje? Grupės Biplan dainininkas Maksas Melmanas pusiau rusas, pusiau ukrainietis. Karas tarp dviejų broliškų tautų jam nepateisinamas. Nedaug dieve tai būtų karas. Nedaug dieve, nes mes puikiai suprantam, ir aš irgi puikiai suprantu, kad Ukraina tai yra šalis, kur turi savo interesų. Rusija be jokios abejonės, Jungtinės valstijos be jokios abejonės, jie turi ten savo interesų, ir Europa ten turi savo interesų. Ir jeigu ten kažkas tai prasidės ir įsikiš visos valstybės, ten Europos valstybės, Jungtinės valstijos, mes turėsim trečią pasaulinį karą. Buvusiam Lietuvos kriminalinės policijos komisarui Alvydui Sadeckui Vladimiro Putino išpuoliai primena kriminalinio pasaulio veikėjų elgesį – gąsdinti, šantažuoti, mušti ir žudyti. Tvirtinant savo įtaką, savo autoritetą, didinant baimę. Tai yra savimi, sukeliant baimę aplinkiniams. Tai yra nusikalstamas elgesys, būdingas visom nusikalstamų struktūrom. Putinui dalampački, kad jo šalis nuskurs kariaudama Kryme, Ukrainoje ar dar kur nors. Svarbiausia, kad jis atrodytų kiečiausias bachūras planetoje. Jeigu tu esi stiprus, tai visi kiti bijo, tai kas, kad mes gyvenam prasčiau, bet mūsų bijo. Bet tada išeina tas vidinis pasitenkinimas, kad mes esam stiprus. Tai manyčiau, šito naudojasi iš dalies ir Putinas, kuris tiesiog nekreipia dėmesio į žmonių poreikius, o jo supratimu stipri Rusija, galinga Rusija, tiesiog pateisins jo veiksmus bent jau Rusijos gyventojų akise. Lietuvos rusas Stanislavas Stavickis žino, jog jo tautiečiai suvokia, kad Putino valdžia laikosi ant smurto ir melo. Laisvoje šalyje jo despotystė būtų neįmanoma. Tie žmonės, kurie turi internetą, kurie turi pažinčių ratą užsienyje, tikrai žiūri viską labai skeptiškai ir manau, kad jeigu daug dievė atsitiks rinkimai Rusijoje pagaliau per 10 metų normalūs tikri, tai šį kartą gali Volodei nepasisekti. Pasaulio lyderiai abejoja, ar Putinas suvokia, ką daro. Gali būti, jog pataikūniškų principų dirbanti KGB jam pateikia iškreiptą vaizdą apie padėtį pasaulyje. Ieško priešų ir tik tai priešų ir nieko daugiau. O kai labai ieško, tai ir suranda. O su priešais Rusija elgiasi paprastai. Kariauja. Kodėl jis taip elgiasi? Man šiandien yra mislė, ar tai yra įpykęs žmogus ir dėl to nebesuvokia, ką daro, ar iš tikrųjų po to, kai Janukovičius buvo nuverstas, jisai suprato, kad jo lipdoma nauja imperija, braška traška ir jos gali nebūti ir tada išsigando savo paties tautos Rusijoje, kad nesitiktų taip, kaip atsitiko su Maidanu Kijeve. Žinau vieną, kad daug bėdų pridarys kaimynam šitas žmogus ir šita jo komanda visa. Teigiama, kad Putiną gali sustabdyti tik jėga. Diplomatiją ir visokias ten niekingas ekonominės sankcijas jis supranta kaip bejėgiškumą. Slabaki, rastepi it rusai. Rusija nepripažįsta jokios kitokios šnekos išskyrus jėgos šneką. Bet kokį bandymą išvengti jėgos panaudojimo supranta kaip silpnumą. Kas atsitiks mums, jeigu snukius pradės daužytis pasaulio galingiai? Kur slėptis ir su kuogi muštis? Manau, kad tikrai net nebejoju, kad NATO gintų Lietuvą, Baltijos valstybės, bet mes tam turim irgi dirbti ir nuolat būti NATO viduje, kalbėtis, bendrauti ir galų gale nebūti lūzeriais. Nebūti tokiais, kurie mažiausiai leidžia pinigų gynybai. Regint, kaip karinės pajėgas prie Rusijos sienų telkia Lenkija, Amerika ir Švedija, 1,5 tanko užkūrė ir Lietuva. Pasaulis suvokia, kad anksčiau ar vėliau ponui Putinui reikės tekštelti per ausį. Kalbėti, kad šiandien kažkoks verslas nukentės dėl to, kad kažką sankcijas įves Putinui, aš bijau, kad žmonės nepamasto bent 3 žingsnius į priekį. Gali būti, kad to verslo apskritai nebeliks, jeigu sukels kažkokią tai katastrofą, pasaulinę katastrofą šitas žmogus.
Tai dabar supranti, su kokiu kaimynu mes turim reikalą? Taip, su 21-ojo amžiaus huliganais. Tai jeigu toks huliganas tave pasigaus gatvėje, daužys, spardys iš tavęs tyčiosis, tai ar padės prašymai, gerbiamas huliganė, jūs pažeidžiate tarptautinę teisę ir Ženevos konvenciją? Pamiršk, toliau spardys ir daužys. Kol neliuopsi per kepinį su fiziniu basliuku arba neteisi rasborinti su dar kitesnė kebrikę. Oi, jūs vyrai, nu ką lakutai tikri, tik ir norit pozuot su savo pištalėtais, patrankom ir tankais. Eitumėt geriau dirbti žmonių ir tėvynės labui. O jūs, gerbiami žiūrovai, eikite žiūrėti mano baisiausios gyvenimo savaitės. Na, o mūsų laidos kartojimą rasite LNK video galerijoje LNK Go. Iki pasimatymo.